Wow, ne? Graži mašina. Sveiki atvykę į mūsų naują video. Šiandien apžvalgą darysime apie šį nuostabų E-Kem6. Šis automobilis yra Lietuvoje pagarsėjęs, visų žinomas, socialinėse medijose visur ištisai matomas. Šiandieną automobilį pristatinėsiu vienas, savininkas ir kadre rodytis nelabai norėjo. Tai mes jums papasakosim automobilio istoriją, visas modifikacijas, kiek laiko ir darbo iš šitą automobilį buvo sudėta. Taigi, nu ką, pradedam? Yeah! Turn me up! Yo! My crew is all fired up. Y'all better just wise up. Taigi, automobilis, gražuolis, 2004 metų, 3 litrų dizelis, 150 kW yra variklio stokas, bet gali atsukta iki 200 kW ir 550 N. Čia yra mechanas, galų varoma, žinoma, Kem6, ir mieste ir autostradui. Vidutinės kuro sąnaudos 100 km, 8 litrai, nuo 0 iki 100 įsibėgėja per 5 sekundės ir rinkos kaina šiaip Kem6 3 litrų dizelį yra nuo 2 iki 3 tūkstančių eurų, bet savininkas su visų įdėtų darbu, meile ir pastangomis savo automobilį vertina apie 7-8 tūkstančius eurų. Savininko paklausus, kiek laiko automobilį turi ir kodėl jį įsigijo, jis mums atsakė, kad automobilį turi jau 3 metus, pirmai automobilį pirko kaip daily carą ir dabar pasidarė štai tokį nuostabų gražų projektą. Tai automobilio tematika, Need for Speed Undergroundas, Fast and Furious, tai yra irgi du pagrindiniai dalykai, kurie savininkai įtraukia į visą šio projekto plėtojimą ir visą bendrą automobilio išvaizdą. Žinomas automobilio ligos, tai kadangi yra 3 litrų dizelis, motoras labai patvarus, važiuos ir važiuos dar milijonus kilometrų, tačiau kadangi automobilis yra naudojamas kaip dailis, dažnai pasitaiko visokių smulkmenų, visokių nesąmonių, lipai, slenkščiai, lūžta, skyla. Dėl kemberio ant automobilio greitai dėvisi padangos iš vidinės pusės ir jo, visokių smulkmenų, kasdienių, kurios kažkas atsitinka, kažką, kur reikia patvarkyti, kaip ir kiekvienam automobilį žinoma yra. Tačiau šitas automobilis kažkokių papildomų kaštų, kaip variklio greičių dėžės pusės, nereikalauja. Tai dalykas, ko šiam automobiliui pagal savininką tikrai trūksta, tai yra, kad kuris būtų gamykliškai pakeistas, arba ką dar pakeistų, jeigu galėtų dabar, tai yra, kad būtų swapas iš dizelio į 3 litrų benzą, nes, benzas geriau. Taigi, automobilio modifikacijos. Dauguma modifikacijų yra vizualiai matomos, tačiau išvardinsim kelias pagrindinės. Taigi, orinė pakaba, įdomesni ratlankiai, custom padarytos lempos, žinoma, priekinis lipas, grotelės, vamzdžiai sudėti ir ventai ant kapoto. Neveiksmingi, tarpų nėra į variklį. Tada plionkė ant priekinio lango, visokios shadow line'ai, užtamsinimai, plėvelio aptraukimas, kad automobilis būtų juodesnis ir tamsesnis. Ženkliukas nestandartinis BMW. Taigi, salonas, Alcantara aptraukta panelė, šifnobas, vairas, aptraukta plėvelė yra visos plasmasės, kurios atrodytų iš stokinės pusės gan neįdomios, užtamsinti langai. Kaip vizualiai stipriai matomas, sudėtas widebody kitas, padarytas custom išmetimas, bagažinės drangtis, aptrauktas plėvelė, kuri panašiai į karboną. Žinoma, draugai, mėlėjai, kaipgi be magnetinių numerių laikiklio ant tokio automobilio. Iš karto įspėju, numerį laiko, atlaiko, greičius, viską. Įrodyta, patikrinta, automobilis jau pusę metų su jais važinėja. Taip, galinis difuzorius įdomesnis. Ir iš modifikacijų iš išorės, lipdukas bibis kiaušai. Iš modifikacijų iš išorės kol kas tiek, viskas, ko daugiau nepapasakojam, tikrai matoma vizualiai. Einame prie kito klausimo. Įvertinant, kiek automobilį yra investuota, įdėta pinigų ir laiko, tai, sakykim taip, ties laiko apskaičiuoti jo negalėtume, nes žmogus prie automobilio praleidęs yra tikrai labai daug laiko ir įdėjęs labai daug rankų. Modifikacijos, visa kita, apie tai net nekalbam. Bet jeigu reiktų pasakyti sumą, kiek į automobilį įdėta, tai nuo 10 tūkstančių, kai buvo investuota, buvo nustota ir skaičiuoti. Savininko paklausus apie įsimintiną nuotykį su automobiliu, jis mums pasakė, kad jam šis automobilis visus 3 metus yra vienas didelis įsimintinas nuotykis. Tačiau jo paprašęs įvardinti specifiškai, jis mums paminėjo, kad prieš susidedant orinę pakabą
Automobilis, kol buvo tik ant spiruoklių, jis su juo atsitrenkė į gulintį policininką. Ar automobilis pateisina lūkesčius? 1000%. Ar kažką šiam automobiliui savininkas dar pridėtų, atimtų, pakeistų? Tai pasakė, kad kiekvienais metais būna taip, kad kažką prideda, išima, kažkas labiau patinka, kažkas nebepatinka. Bet šiuo momentu jam patinka automobilis toks, koks jis yra. Taigi, apie automobilio vidų ir stogę žvaigždės pakaks, einame paklausyti, kaip skamba automobilio išmetimas. Automobilio išmetimas yra kiauras, tiesiai, visiškai tiesus. Su downpipe'u ir, kaip matome, tai įdomus faktas apie automobilį. Tai, kad šita šiukšlė kažkada buvo nupirkta vos už 500 eurų. Taigi, kol automobilis šyla ir yra užkurtas, mes ruošiamės ir lekiame į rolerius. I can't stop now. I've come this far. The road, it's falling. I'm into the light, stretching out to the head. I don't know who he is, but I feel he's good. But I feel he's good. I've opened the gate, holding the light. I've opened the gate in my hand. Dream on. Hey, you dragonfly, I can be a butterfly. Hey, hey, listen up, we can make the rain stop. I know how you feel. I know we ain't real. Jis atsitrenkė į bordiūrą. Ne į bordiūrą, į gulintį policininką. Blet.